Šiandien 7 Kauno dienose. Tiksliai apskaičiuota kompresija pagreitina gijimo procesą ir turi įtakos lygiam rando paviršiui susidaryti. Ir staiga girdime viršui, kažkas reikia. Akmuo, akmuo. Atsisukama ten kaip namas, akmuo ritasi. Kur 9 baltos upės, kur 9 laivės. Paradoksas. Tekstilės pramonė klesti, bet šio darbo dirbti niekas nenori. 45 metų Vladas mokosi Karaliaus Mindaugo profesinio rengimo centre – siuvimo ir sukirpimo bei drabužių konstravimo. Kažkada Vladas pardavinėjo duoną, tačiau širdis linko prie siuvimo. Ir išmokau siūti kelnes, liemenę, marškinius, suknelės, kad galėčiau dirbti pagal specialybę. Į didelę siuvyklą, taip į fabriką kokį, fabrike dirbti. Vlado teigimu, jaunimą nuo šio darbo didelėse gamyklose atbaido didelis krūvis. Šiaip tik tai individualiai. Nemaniau, kad norėčiau eiti į pramonę. Mane labiau motyvuoja tas pačios savo kūrybą išreikšti, o ne tai, ką man jau sako daryti. Esu baigus Kauno kolegijos mados dizaino specialybę. Atėjau su ta intencija, kad tobulinti savo siuvimo įgūdžius ir vėliau eiti dirbti savo įkurti prekės ženklą. Dirbdamas didesnėse įmonėse, tu esi labiau priverstas daryti taip, kaip yra įmonė numatyta, o ne taip, kaip norėtum tu. Sąlygos galbūt ne visada darbdavių tinka jauniems žmonėms, ypač jauniems žmonėms. Jie nori daugiau laisvės, daugiau kūrybiškumo, gal kažkokia, jeigu yra darbas tik operacijom, jie negali savęs realizuoti, bet kartais mes galbūt per gerai paruošiame, siūlome įvairias stažuotes, Italijoje, Portugalijoje daug laisvės suteikiame, gal ir tas kartais įtakoja. Darbdaviai skambina pavojaus varpais. Jų gamybos apimtis mažėja ne dėl užsakymų stygiaus, o dėl darbo rankų trūkumo. Jaunoji karta nebeplanuoja dirbti gamyklose, o vyresniosios kartos darbo jėga pamažu traukiasi iš rinkos. Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro darbuotojai sako, nuolatos sulaukiantis darbdavių prašymų įdarbinti mokinius tekstilės pramonėje, tačiau patenkinti prašymų nepavyksta. Mes su mokiniais važiuojame į įmonės tiesiog pasižiūrėti sąlygas darbo. Tai taip, tikrai, įmonės ieško darbuotojų. Prašo, tai žinot, prašo nuolatinai, metų eigoje tikrai kreipiasi ne vienas darbdavys. Skaičiais tikrai negaliu įvardinti, bet tikrai daug įmonių kreipiasi. Išleidžiame apie 60 turbūt per metus. Kiek tenka pabendrauti su tekstilės įmonių atstovais, tai žinau, siuvėjams siūlo ir mankštas, ir kavą, ir pietus, ir įvairius kitus bonusus, vadinkim, ar ne, ką gali įmonė pasiūlyti. Bet ko iš tiesų trūksta, tai žinokit, negaliu įvardinti tikrai. Galbūt darbo užmokestis, galbūt kažkokios sąlygos dar lankstesnės. Profesinio mokymo centro atstovės teigimu situaciją paveikė ir karas Ukrainoje. Esą padaugėjo gynybos sektoriaus užsakymų, teko pagelbėti ir kariškiams. Kai kurios tekstilės įmonės labai suvienijo jėga su tom įstaigom, institucijom teikiančiom pagalbą. Ir tarkim, suvome ir mes balaklavas kareiviams ir neperšaunamas liemenės, kaip mokymo institucija, ar ne, savanoriavom. Ir bendradarbiavom su įmonėm, sukirpdavom mums, mes susiūdavom ir toks gavosi vieningumas gal labiau dar tarp mokymo įstaigų ir įmonių. O dabar keliaukime į Kauno technologijos universitetą. Čia tekstilės inžinerijos bei medžiagų technologijų mokslininkai kuria inovatyvius kompresinius tvarsčius sužeistiems kariams Ukrainoje, kur amputacijų skaičius išaugo 100 kartų. Labai svarbu, kad būtų tiksliai apskaičiuota kompresijos jėga, ta įtvaro apspaudimo jėga į galūnę. Tai svarbu todėl, kad
tiksliai apskaičiuota kompresija pagreitina gijimo procesą ir turi įtakos lygiam rando paviršiui susidaryti. Mūsų gaminiai turi pasižymėti puikiomis higieninėmis savybėmis, tokiamis kaip geras laidumas orui, drėgmės sugeriamumas ir išgarinamumas į aplinką, antibakteriškai aktyvūs ir dar ekranuotų ultravioletinį spinduliavimą. Įtvaras gaminamas su besiūliu galu, tam, kad nebūtų jokios papildomos trinties į rando arba, sakykime, gyjančios žaizdos paviršių. Mūsų kuriami gaminiai yra projektuojami taip, kad juos pirmiausia galėtų gaminti patys ukrainiečiai. Nes labai svarbu, pirmas dalykas, kad jų pramonė turėtų, sakykime, rinką, garantuotą rinką ir galėtų atsigauti ir klestėti ateityje. Viena iš tekstilės įmonių Kauno rajone jau seniai bendradarbiauja ne tik su Lietuvos kariškiais, bet ir su NATO, taip pat ir su mokslininkais Lietuvos tekstilės institutu. Kariniai pramoniai mes siūlome inovatyvius gaminius tokius kaip drėgmei atsparus, pjūviams atsparus gaminius, taip pat nuodų nuo erkių, taip pat prisotintus vitaminu E. Tai čia būtent, kas dirba, sakykime, laivų pramonėje, ar povandeniniuose laivuose, kur mažai gauna saulės spindulių, tai būtent prisotinti vitaminais gaminiai yra naudingi šitiems, sakykime, karo struktūros žmonėms. Ar galima teigti, kad tekstilės pramonė galėtų išgelbėti užsakymai susiję su karinė pramonė? Tai ir atsigaunanti rinka, pirkimas ir mūsų tekstilininkų gebėjimas prisitaikyti prie kintančios aplinkos ir įveikti iššūkius. Nes jeigu prisimintume anksčiau ne vieną vykusią finansinę krizę, ekonominę krizę ir energijos kainų šuoliai ir iššūkiai buvo įvairiausi, tekstilės pramonė tuo metu nukentėdavo skaudžiai, bet būdavo viena iš tų šakų, kurie atsigauna sparčiausiai. Vis dėlto ir įmonės Garlita atstovai ir su tekstilės pramonė bendradarbiaujantis mokslininkai antrina, kad darbuotojų trūkumas šiame sektoriuje tapo itin opia problema. Kai kuriuose įmonėse laisvų darbo vietų skaičius siekia 10. Ypač trūksta siuvėjų, mezgėjų ir siuvimo linijų operatorių. Tenka susidurti su šita problema, kad nenori jaunimas eiti į siuvimo pramonę, siuvimo mezgimo pramonę, dėl to, kad turbūt nepopuliari jau šita profesija. Visi nori, žinot, būti vadybininkais, ekonomistais, o į siuvimo pramonę gal susidarius tokią nuomonę, kad tas darbas neprestižinis ir visa kita. Ir tų darbuotojų trūksta. Dėl darbuotojų paieškos tikrai taip kyla problema, dėl to, kad nėra lengva rasti Lietuvoje darbuotojų, ypač specializuotų darbuotojų, nes Lietuvoje nedaug yra jau institutų, kurie rengia darbuotojus, tai dažnai ką mes darom, tai patys apsimokinam darbuotojus. Tekstilės įmonės gamybos vadovė sako, kad Lietuvos įmonės bando prisivilioti darbuotojus ir iš trečiųjų šalių, tačiau migracijos procesai lėti, o leidimo dirbti laukimo laikas tampa iššūkiu verslui. Ir nors tekstilės pramonė aktyviai investuoja į automatizaciją, tačiau technologijos negali visiškai pakeisti žmogaus rankų. Nepaisant iššūkių, tekstilės sektorius atsigauna. Mezgimo audimo pramonė klesti, gamina tikrai aukštos pridėtinės vertės gaminius. Didžioji dalis gaminių vis tik tai iškeliauja į ES šalis, ypač Skandinaviją, Vokietiją ir kitas. Tai turbūt apie kokį 80% eksportas yra ir kita produkcija lieka, tai čia Lietuvoje, tai Lietuvoje lieka daugiau karinės struktūros ir mokyklinės uniformos. Tekstilės pramonė yra viena iš didžiausių eksportuotojų Lietuvoje. Darbo rinkos ekspertai sako, kad be valstybės įsikišimo dėl darbuotojų stygiaus ateityje sektorių gali ištikti gili krizė.